Na ką, susirašom, kas mums duota ir ką reikia surasti. Elektrovara 20 V, vidinė varža R mažoji 0,5 ohmai ir dar išorinė varža 119,5. O laikas 9 valandos 4 minutės. Tai šitą mums geriausiai būtų pasirašyti iš karto sekundėmis, tai yra pagrindiniais matavimo vienetais. Valandoje yra 3600 sekundžių ir pridedam 4 minutės, tai 4x60 arba tiesiog 240. O reikia surasti darbą. Įsižiūrim, kas mums duota, ką reikia surasti ir einam į formulyną žiūrėti, kokių formulių reikėtų. Taip, pradėkim nuo pabaigos, mums reikia surasti darbą. Darbą yra kelios formulės, bet mums labiausiai tiks šitą formulę. Tai jau turim ir susirasime iš šitos formulės, nes žinome elektrovarą ir išorinį ir vidinės varžas. O U tada pasikeisime per ohmo dėsnį U lygu I kart R ir suskaičiuosime darbą per šitą formulę. Taip, tai darbo labiausiai šitą formulę tinka. Aha, U neturime, ją, kaip ir minėjau, rasime iš ohmo dėsnio. Taip, čia yra ohmo dėsnis, jeigu abi pusės padauginsim iš varžos, gausim, kad U yra srovė kart varža. Todėl dabar mūsų darbo formulė pavirs į štai tokią. Čia yra U, o I kart I susidaugina, gaunasi I kvadratu. Taigi R turim, laiką turim, beliko išsireikšti I. Tai srovė lygi elektros šaltinio elektrovarai padalintai iš vidinės ir išorinės varžų sumos. Šitą tada ir įsistatysime štai čia. Na va, ir štai laiką, išorinę varžą turime, vidinę varžą ir elektrovarą. Viską turime. Beliko sustatyti skaičius. Taip, ir koks ten tiksliai laikas? 32 600 kem. Būtinai prisimink uždėti skliaustus, nes visa trukmena keliasi kvadratu. Ir taip pat būtinai apskliausk ir vardiklį. Aišku, galima vardiklį ir mintinai sudėti, nes tiesiog čia gaunasi 120. Tiesiog valinus iki sveikojo bus 108 347. Darbo matavimo vienetai džiauliai. Bet atsakymę reikia rašyti kilodžiaulius. Tai vadinasi, kilodžiauliai suapvalinant iki sveikojo skaičiaus bus 108. O kaip paversti į vatvalandes? Čia reikėtų galvoti apie tai, kad gale yra darbas padalintas iš laiko. Tai reiškia, kad darbas bus lygus gale kart laikas. Kitaip sakant, vienas džiaulis bus lygus 1 vatui kart 1 sekundai. Arba tiesiog 1 vatsekundai. Tai tada 1 kilodžiaulis arba 1000 džiaulių bus 1000 vatsekundžių. Bet tai taip pat galima užrašyti kaip 1000 vatų kart 1/3600 valandos. Nes juk šita dalis vis dar yra 1 sekundė. Tai galiausiai reiškia, kad 1 kilodžiaulis yra 1000/3600 vatvalandės. Todėl 108 kilodžiauliai bus 108 padalinus iš 3,6, štai tiek vatvalandžių.